Nahui visų, kurva, blek, man tu... Trūktų žvažių vėl iš pradžių. Prieš 2 metus važiavau šitą trasą su Erliu, bet sugrybavo telefonas, tai teko palaidoti šitą reikalą, tai šiemet vėl nusprendėm važiuoti po 2 metų pertraukos. Prie tų traktorių muziejaus esam. Dėkui. Kapuojam guminukus. Pilna burna. Energijos. Ir šį kartą važiavam 4. Modis pasirašė, kuris garsiausiai reiškėsi pirmą važiavimą. Ir dar daug reikščios. Turiu ką pasakyti, kaip per kalnus važiuoju. Nu tai galėsi pabaigoje papasakot, kaip segėsi. Kiek lengva buvo. Mes pasiėmėm šį kartą su MTB. Pasimokėm anąkart su graveliais, ne gravelių trasa. Jie elektrinius pasiėmė, paprastus. Dabar rašo į socialinius tinklus, kaip sunku važiuoti, kur čia papuolė. Viskas, pravažiavom nedaug dar. Iš tikrųjų, kiek mes pravažiavom. Reikėjo paškalą nusipirkti odams. Reikėjo. Ne, kai taip prakaitoja, ką žiūrė, padės. Nu, aš tam taip buvau, kažkada nusipirkęs buvau, bet nuo erkių ir nuo dų. Tai kažkaip padeda. Bet bent jau erkių neradau. 11 kg nuvažiavom. Normaliai. Agir, modi. 11 kg jau yra. 30 kg beliko. A tai baisu. Gerai, judėsim. Toliau trasos nelabai atsimenu, plius minus tokius nuotrupas. Bet oras labai geras. Saulė tai išlenda, tai pasikivuoja. Nėra taip, kad pastoji kepintų, arba kad būtų šalta važiuoti. 20-22 laipsniai lauke. Ailis iš vis nenustykstantis. Visi ilsimės, tas vienkės čia kilnuoja, blema, driftina, draguoja. Uodai mane puola. Aš čia nuo odų bėgioja. Bėgiu nuo odų. Ką biškai užvalgom guminukų, po to pavalgysim normaliai kažkur pusiaukelėj. Ir judam, nes tikrai iš tikrųjų labai daug odų. Čia pro tos medžius. Neužtat. Ne. A, kūrų, uždėjo tvorą. Reikia vienam perlipti ir paskui padavinėti dviračius. No. Jo. Paskui 2 perlips. Kurva, na. Jūs dana, judam. Aš dabar galvoju, čia yra koks dar apvažiavimas. Reikia pažiūrėti, ar ten tvoros nėra.
Pala, čia kažkokia laiptelė yra, gal praeisim. Ne, nepralysim, jo, kiemušė. Anakart, matai, tvaros nebuvo, prasistūmėm. Ne tvarą įdėjo. $20 kg. 20 kg su biškučiu, beveik 21 kilas. Sustojom Karkar parke, tai pusiaukelė plius minus. Dabar jau stipriai papietausim normaliai. Ir trauksim toliau. Ir gaila nenufilmavau, turėjom avariją, akcidentą. Kaip visada, Erlis jame dalyvauja. Kur karočią, akcidentas ten Erlis. Bet tai labai Gerai. Sėkmingai. Apžiūrim dabar tavo Nieko. Rankos irgi gražiai viskas. Gražiai, ne? Nu, Bet dviratis užkrito ant viršaus, bet nieko. Nu, papasakok dabar, kas ten buvo. Nu, nieko, pamačiau gražią mergaitę ir sugalvojau kaip numerį gauti. Tai ir kritau. Per priekį. Per priekį, nu, bet negavau numerio. Net nepriėjo. Gavai rėkti. Gavau rėkti. Suko, debilų išvadino ar nuėjo. Tai jeigu ta mergaitė, žodžiu, žiūri šitie video, tai va, čia buvo surežisuota, žodžiu, dėl kontaktų. Bet gaila, nepriėjo. Gerai, mūsų didžiausias burbeklis, kaip tau? Tai viskas puikiai tiesiog, daug dar guminukų įvažiuojam. Ir važiuojam, net valgyt nereikia. Ne, rimtai, normaliai? Normaliai. Pusę kelio yra. Tai visiškai nevažiuojantis žmogus, realiai normaliai. Tai drąsiai nepaimsim. Nu dabar biškai miškus dar lysim. Nežinau, drąsiai paimsim. Pusę paėmėm, žinai, galim tiek pasakyti, o toliau. Ne, o tu tas pusę drąsiai paimta, ar... Sausau. O mes atsisukime ir prisiminkime, kaip jisai šnekėjo pačiai pradžiai. Ne, sukruoda nakai, visi kurva, blek, man tu... Ne, tai buvo taip pat. Ak tu man... buvo, žinai... Koks to šaudonas visas, aik tu nafik. Kaip burokas. Kaip Dariui? Liuks? O, jis jau kiemuša nieko nelaukia. Gerai, viskas, einam pavalgyti. Mes eisim piluotų. Kai jau atvarėm Karkar parką, tai Erlis sakė, išbandys tokį užsilips čia, po to užsilips ten. Galima iškart joms taip? Ir tada toks bus. Tai pažiūrėsim, pakalnuosim. Turėtų geras būti. Tai vis tiek, kad jau čia esam, tai reikia išbandyti. Kadangi mane pykina labai nuo tokių dalykų, tai Erlis pasisiūlė būti savanoriu. Baisu buvo, žinok, net aš žodžiu. Aš žiūriu, tiek kaupėsi laiko, Jo, tiek jo, kaupėsi. jo, jo, jo. Ir tas toks, kai nusėdė, Jo, tas jo, kaip jo, iš jo, leidinio jo. vandens išlindęs, ne iš eketės. Buvo, eina nafik.
A čia yra kažkaip nusileidimas ant pusės? Geriau, biškai. A, yra, ne? Nu. Ai, tai jeigu yra, tada varom. Čia. Tai aplink Vilnių va tokį ir būdavo. Atsimeni ten, kur nešim, kai ėjom peškom, Ja, kai žvengiam, blėt. O aš tada su dviračiu dar ten važiavau. No body, no crime. Man atrodo, reikėjo varyti ten, kur rodė ir viskas. Nes ten tai tikrai kažkas vario. Būsim pirmi natai. Atrasim naują žemyną. Bandam. Visada galima dviračius paleisti vienus. Tai eina ten praeit ar ne? Ne. O Jėzus Marija, rimtai? Taip atgal? Atgal varom? Eina, natai. Что нахуй, блядь, ты молодец. Eina, na. Gali būti. Čia tai pilnai gali būti. Kur tokia šabakštynai įlindau. Įlydėjau, eina, natai. Pala, biškai, pala. Urva. Nu, varyk, varyk. Eina, natai. Čia pizda. Ech, ta kurva. Nu, patys pasidarėm, blėt. Bet tu žiūrėk, kaip modė greitai sklydo, tiesiog ant viršaus. Joks jokais mum tiesiai. Hebra, stop. Jesus fucking Christ, natai. O fucking joking. Ne. Jėzus Marija. Kiek galima, natai. Tu juokauji, tikrai juokauji, nu pasakyk, kad juokauji. Palaikyk dviratį, aš pažiūrėsiu, kas ten yra. Nu, davai. Čia va, per kampelį ir kelias toliau. Gavom lietaus biškį, šiaip neturėjo lyti, neplanavom, bet šitoks vienas debesėlis užėjo. Gal ir gerai, tas dulkis biškį nuplaus, biškį atgyvins mus. Nors, aišku, slepiamės mes nuo lietaus, nes šiaip galėtume važiuoti, bet esmė tame, kad telefonas, kai gauna lietaus, visų pirma, jis nebereaguoja į tavo paspaudimus, o visų antra, pats pradeda spaudinėtis nesąmonės visokios. Nežinau, kaip tai veikia, bet lašas krisdamas ten gali net navigaciją išjungti. Dabar esam
nuvažiavę 3-7 kilus. Tai realiai, jeigu apie kem 4, 7-8 kilai, manau, 7-8 kilai liko. Joga. Ir viskas, ir būsim finišą. Tik dabar tą lietutį reikia prilaukti biškį. Bet šiaip kaip ir visiems patiko šitą kelionę. Buvo daug keiksmų, daug pasipiktinimų, bet finaliai vis tiek visi bus laimingi, garantuoju. Gerai, pralaukiam tą lietų ir judam paskutinius kilus. Nu, kas pakartot? Yra norinčių pakartot. Oi. $44. Kem 4. Turim visą kontūrą, turim ir tą spuogą Lietuvos, ir Nydoj buvom. Žodžiu. Na, bratkis. No comments. Ir lendai. Padarėm. Dariau. Jos skundėse, ne? Kem 4 kilai, ten be kelių metrų. Iš antro karto su niuansais, nes buvo niuansų. Vieno vietoje nustojo sekti navigaciją, bet po to laikus pažiūrėjau, ten už porą šimtus metrų ir vėl jungiau. Ir vėl toliau sekė. Šiaip visas kontūras gavosi pagaliau, nes pirmą kartą irgi su telefonu važiavau, neturėjau powerbanko, jungiau Safe Power modą ir nustojo sekti ten karu. Žodžiu, pirmą kartą irgi visą trasą pravažiavom su Erliu, bet nepavyko jos užfiksuoti kontūrų visų. Dabar pavyko kontūrai, apartas 200 metrų, bet ten smulkmė. Dar vienoje vietoje biški kitaip važiavom, neėjom į visus tos brūzgynus, kur tada neadekvačiai ten mes bandėm rautis. Tokia biški pakoregavom trasą, bet trasa gavosi graži. Dabar
Visi pavargę, nieks nešneka, nieks nebenori draugauti su manim. Man dar gabaliuką reikia. Važiuok, palauksim. Dar valandą turi. Va, kokie gražus kontūrai, eik tu savo. Eksponatas. Viskas. Iš antro karto iššūkis įveiktas. O toliau žiūrėsim, ką toliau. Bet dabar turiu savo lentynėlį Stravos tokį gražų pravažiavimą. Vse, ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų suvažiavimų.